Praeitoje laidoje matėte atliekamus elektromagnetinės spinduliuotės matavimus. Šiek tiek vėliau išgirsite matavimų rezultatus. Skirtingi normatyviniai raštai apibrėžia vis kitokias leistinas elektromagnetinės spinduliuotės normas. Bute ir lauke jos yra skirtingos. Gyvenamajame bute higienos norma leidžia 500 voltų elektromagnetinę spinduliuotę į metrą. Lauke leidžiama 1000 voltų į metrą spinduliuotę. Tai va, mes tada buvom kaip tik prie pastotės Paribio gatvėje ir tai yra 188 voltai į metrą. O norma gyvenamai teritorija, nes ten buvo gyvenamai teritorija, 500 voltų į metrą. Tai čia yra labai mažai. Toliau mes matam netgi monitorių seną, taigi kuriam yra 32 norma, duomenys yra 1,3 voltų į metrą, o norma yra 2,5 voltų į metrą, 2,5 voltų į metrą ir 19 nanoteslų, kur yra norma 25. Ką tai reiškia? Čia yra elektromagnetinis laukas yra susidėjimas iš elektrinio lauko ir magnetinio lauko. Tai čia du duomenys yra elektrinis ir magnetinis. Didžiausias elektromagnetinės spinduliuotės šaltinis namuose yra mikrobangų krosnelė. Veikianti jį skleidžia tokio stiprumo bangas, kurios viršyje net dideliems įrenginiams nustatytas normas. Tad rekomenduojama, nusprendus pasišildyti maistą, tiesiog pasitraukti nuo mikrobangų krosnelės kelis metrus, o dar geriau išeiti į kitą kambarį. Žmonėse kažkaip tradiciškai manoma, kad tos bazinės stotys, elektros pastotės, kad tai yra didžiausias elektromagnetinės spinduliuotės šaltinis. Taip, jos spinduliuoja, bet čia, kur mes yra matavę, netgi pas mus yra 188 voltai į metrą. O yra norma gyvenamai teritorija, nes šiuo gyvenamai teritorija matuota yra 500 voltų į metrą. Tai čia toli. Per pusę mažiau negu leidžiama. Tai iš kur tos kalbos tada, kad gyvenant prie visokių radijo, mobiliųjų telefonų stočių, ten žmonėm vėžiniai susirgimai išsivysto? Šiaip tai yra žmonių įsitikinimas. O dabar, kad vėžių yra padaugėjimas, tai yra čia jau Černobilio, kaip sakius, atgarsiai. Nes Černobilis yra sprogęs prieš 22-3 metus. O yra pirmas iridžio radioaktyvaus elemento irimo metai, iridžio. Pirmieji. Tai yra atsiliepimai visi už. Nes po Černobilio ir buvo pasakyta, jums ne dabar, jums neatsilieps, atsilieps vaikam, anūkam. Tai va praėjo 23 metai. Ne to bijoma, ne, ko reikėtų. Neužginčiami priekaištai tenka mobiliesiems telefonams. Ilgas mobiliojo telefono naudojimas gali kenkti sveikatai ir net būti vėžinių susirgimų priežastimi. Tai rodo naujausių kelis dešimtmečius trūkusių Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimų preliminarūs rezultatai. Gerokai anksčiau nepriklausomų mokslininkų atlikti tyrimai taip pat parodė, kad ilgiau nei 10 metų naudojantis mobiliuoju telefonu gali padidėti smegenų navikų riziką. Telefonus netgi iki signalo, kad sujungia tave su abonentu, kuriam tu skambini, geriausia laikyti rankos atstumą, nes matosi, kada jau jisai, arba netgi iki kol jisai atsiliepia. Nes mes čia buvom eksperimentą padarę, kad atsiliepimo momentu labai krenta duomenys. Visas spinduliavimas krenta. Tai vadinasi, pavojingiausias yra periodas, kol tu lauki, kada pakels ragelį? Iki kol suranda abonementą. Jis tiesiog tada ieškosi ryšio su bazinė savo stotim. Telefonas, va, kaip iki to signalo, kol atėjo visas tas signalas, tai buvo 160 mikrovatų kvadratiniai centimetrai. O pokalbio metu nukrito iki 0,8 mikrovatų kvadratiniai centimetrai. Tai ir norisi paklausti, jeigu nuo mikrobanginės mes galim pasislėpti kitam kambarį, tai ką daryti su mobiliu telefonu? Kaip apsaugoti nuo jos skleidžiamų bangų? Šiaip žmonės pajungia kažkokį abonentą, kuriam nori skambyti, iš karto deda prie ausies. Geriausia yra rekomendacija maždaug rankos atstumų palaukti, kol atsilieps arba kol atsiras ryšys su jo stotim, su jo operatorium vadinamu. Tada jau gali prie ausies dėti, nes tas
duomenys iš karto krenta žemai. O kada cilpė matosi ir kada atsiranda ryšys matosi iš karto ant telefono. O visi dažniausiai iš karto tik sujungia ir deda ir laukia netgi tų momentų, kada jau tylu, iki kol atsiranda pyp signalas, visi prie ausies laiko. Yra pats didžiausias spinduliavimas. Arba ausinės įsigyti laisvų rankų įrangą. Yra ši patogiausia netgi yra ausinės tos vadinamos belaidės, kurios tik į ausį įsidedi ir laidų nesimato. Eko instituto užsakymų atlikta apklausa parodė, kad mobilųjį telefoną turi net 98% lietuvių. Mažiau nei pusė naudojasi juo daugiau nei 10 metų. Kas antras lietuvis kasdien mobiliuoju telefonu šneka ilgiau nei 15 minučių, trečdalis ilgiau nei pusvalandį. Darome išvadą. 40% besinaudojančių mobiliuoju telefonu priklauso padidintai rizikos grupiai susirgti vėžiu. Medikai rekomenduoja, mobiliuoju telefonu naudokitės atsakingai. Skambinkite tik tada, kai išties būtina ir kalbėkite kuo trumpiau.